O šiandien visų močiučių numylėtinis Mantas Bartuševičius. Sausio mėnesį buvo rastas žmogus sudegintas. Galimai jų darbas, galimai. Aš nesuprantu, kam pateikti savo nežinojimą viešai. Nežinok privačiai. O jeigu dar kur nors prie Epšteino failų dar prisimetė dar šitie veikėjai. Kur Epšteino šmėkla vaikšto. Mane Remigijus Žemaitaitis užblokavęs yra. Dabar po kiekvienu tavo postų parašysiu, kad tu populistas. Parašė, kad varyk drąsiai. Ir tada po 3 komentarų užblokavo mane. Visi šitai elitai, tai jie visi yra per ranką paspaudimo nuo pedofilo. Senio, nėra, kad tu irgi esi per vieną rankos paspaudimą nuo Kristijono Bartoševičius. Gal, pavyzdžiui, Petreikis pas Dalią Grybauskaitę namuose lankosi labai dažnai. Mačiau jau šitus, tik žodžiai keičiasi, bet esmė ta pati. Triggerint. Bet Dalia Grybauskaitė, kuo jinai jam nusidėjo? Tiesiog jaučia, kad čia yra kita barikadų pusė. Ir stipri. Kokius tavo emocijos sukėlė visą tai? Žuvę žmonės gynė savo šalį ar verti šalmo. Apie kokią olimpinę dvasią jūs čia kalbate dar, jeigu ne tai. Kur LRT reklamuoja radarom akciją. Rakam darom. Įstiknisinėjimas iš pavadinimų yra jų, čia jų yra. A jūs Bairaktarą matėt? Nors matėt Bairaktarą, Bairaktaras matai tam ir daromas, kad ten niekas nematytų. Iš manęs reikalauja skaidrumo. Oi, koks šito, kaip ten vyksta tavo konkursas Maserati. Vyks! Sudalyvausit ir vyks. Stebi, kaip jisai dažnai suvelia ir... Manęs klausia ten, kaip mūsų... Gerai bus! Užsiimsiu sąmokslo teorijom dabar, Taip. Jeigu galima. Gerai, Jie visi kad užsiima, kodėl perspėjai. aš negaliu? Man pavojinga yra, kai mes jų nekontroliuojam socialinių tinklų, kai algoritmas priklauso nuo kitų žmonių. Tai, kas rašoma su Ukrainos parama, susilaukia žymiai mažiau ryčio. Aš asmeniškai manau, kad tai yra užprogramuotas veiksmas. Kas ilgiems metams Rusijos kalėjime, kas trumpesniam laikotarpiui. Laukia tavęs kalėjimas. Skelbimas, kad Rusija laimės ir jums jau bus blogai. Mums jau pradėjo grasinti. Mums būtina dalyvauti šitame, mums būtina garsiai kalbėti. Mes jūsų nebijom. Mes turim pasakyti, kas yra juoda, o kas yra balta. Nes kitaip mes pasiklysim vertime. Pirkit 100 celofanų ir turėsite Maserati. Jis važinėjęs tuo Maseračiu? Taip. Iš pripučiamos celofaninės lėlės dalyvausi konkurse ir laimėsi Maserati. Skamba kaip loterija. Jo, apie 10 000 žmonių jį pasiuntė. Su tokiu džiaugsmu žmonės siųsdavo. Wow.